Labas rytas. Viliuosi, jog įpusėjęs ruduo jūsų netrupučio neliūdina ir esate nusiteikę kuo puikiausiai, nes šiandien ir vėl šeštadienis, kurį visi pasitinkame kartu su akademinio pasaulio naujienomis. O šiandien mūsų laida bus šiek tiek kitokia, galima sakyti ypatinga. O už keleto minučių matysite akimirkas iš Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rengtų studentų spalio renginių ir visų ilgai lauktą pokalbį su Klaipėdos universiteto rektoriumi, profesoriumi, habilituotu daktaru Eimučiu Juzeliūnu. Tad nieko nelaukiam ir pradedam. Švietimo ir mokslo ministerijoje permainos. Čia viceministre tapo Klaipėdos universiteto profesorė, docentė daktarė Natalija Istomina. Apie visą tai trumpai reportaže. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto prodekanė plėtrai ir tarptautiniams ryšiams partijos Tvarka ir teisingumas atstovė bei Uostamiesčio savivaldybės tarybos narė docentė daktarė Natalija Istomina pradėjo eiti švietimo ir mokslo viceministrės pareigas. Profesorė šiame poste pakeitė Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos deleguota viceministrė Edita Tamošiūnaitė. Docentės daktarės Natalijos Istominos teigimu vienu didžiausių prioritetų šiuo metu yra suaugusiųjų neformaliojo ugdymo stiprinimas. Todėl viceministrė žada ieškoti galimybių padėti trečiojo amžiaus universitetams. Docentė daktarė Natalija Istomina yra įgijusi ir edukologijos bakalauro laipsnį. Sveikatos mokslų daktaro laipsnį jį įgijo Suomijoje, o švietimo sistemoje dirba jau nuo 2001 metų. Profesorė taip pat yra Europos slaugos mokslo akademijos ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga visą spalį nusprendė paskelbti studentiškų ir kiekvieną pirmadienį Uostamiesčio akademinę bendruomenę kviesti diskutuoti. Mūsų komanda lankėsi vienoje iš diskusijų ir kartu bandė išsiaiškinti, kaip šiandien vyksta universitetų ir studentų mutacijos. Išsamiau Virginijos parengtame reportaže. Uostamiestyje spalio pirmadienį kitokie. Jie skirti aktyviam jaunimui. Šįkart studentai buvo kviečiami prie kavos puodelio diskutuoti apie universiteto ir studentų mutacijas su buvusiu Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Dainiumi Dikšaičiu. Yra tendencijos, kurios rodo, jog studentų skaičius mažėja, bet kartu formuojasi ir naujos prielaidos studijų kokybei. Reikia tik tai išnaudoti. Kalbėjom apie tai, kad finansavimas kai kuriais atžvilgiais netgi išaugo. Kalbėjom apie tai, kad pati aplinka studijų, jinai tobulėjo. Kompiuterizavosi aukštosios mokyklos, investicijos į studijų kokybę buvo daugia milijoninės. Tai visų tuo bereikia pasinaudoti. Mano pagrindinė žinutė tokia ir buvo. Pasinaudokite tuo, ką šiandien turite geriausio. Studentų skaičius iš ne Lietuvos auga ir dėja kol kas ne iš ES valstybių, iš trečiųjų valstybių, bet vis tiek užsienio studentų skaičius auga. Tai verčia keistis ir mūsų universitetus taip pat. Daugiau programų užsienio kalba, nežinau, žmogaus teisų klausimai ateina ir visa kita. Diskusijos moderatorių nustebino dalyvių gausa, tačiau jis džiaugiasi vykusią diskusiją. Idėja surengti netradicinę diskusiją kilo Klaipėdos universiteto studentų sąjungai. Visų pirma, spalis žmonėms asocijuojasi su žvarbiais orais, su lietumi ir studentai paprastai praleidžia laiką prie knygų, sėdėdami namuose. Ir mes norėjom suburti studentus neformalioje aplinkoje prie skanios kavos puodelio, pakalbėti akademiniais klausimais ir išsakyti savo mintis, pasidalinti galų gale savo gerąją patirtimi. Ir taip suburti juos kartu visus vienoje aplinkoje. Studentai džiaugiasi, turėdami galimybę susipažinti su universitetu kaita ir sužinoti, kokia situacija yra dabar. Mane patraukė tema, nes vis dėlto esu studentas ir ši diskusija yra apie studijas, kaip jos keitėsi, kokios buvo anksčiau ir kaip jos dabar atrodo dabar. Ir yra įdomu iš tikrųjų išgirsti, kaip buvo anksčiau, kaip jos pasikeitė į gerąją ar blogąją pusę ir kokia linkme gal reikėtų išsiaiškinti, kur mums toliau dirbti, kokias problemas yra dabar matome šiandienai. Dainiaus Dikšaičio nuomonė, diskusijos dalyvių gausa rodo, kad tokiais netradiciniais metodais sprendžiami studentams itin aktualūs klausimai. Kitą pirmadienį Klaipėdos universiteto studentų sąjunga kviečia į jau paskutinį studentiško spalio pirmadienį. Jame bus aiškinamasi, koks yra studento indėlis į studijų kokybę.
Rugpjūčio pabaigoje vyko Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimai. Juo tapo profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas. Šiandien nusprendėme rektorių pasikviesti į svečius ir pasikalbėti apie Klaipėdos universiteto viziją ir perspektyvas, aukštąjį mokslą Lietuvoje bei skirtumus tarp Lietuvos ir Kembridžo universitetų. Sveiki gyvi! Šiandien savo studijoje turime svečių. Visai šalia manęs sėdi Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas. Labas rytas, gerbiamas profesoriau. Labai džiugu, jog radote laiko atvykti į mūsų studiją ir pasikalbėti apie jūsų universiteto viziją ir apskritai apie aukštąjį mokslą Lietuvoje. Tad jūsų nuomonė, koks turėtų būti šiandienos universitetas? Kokia yra jūsų universiteto vizija? Pasakyti keliais žodžiais nėra taip paprasta. Vizija būtų tokia, kad Klaipėdos universitetas pirmiausia turi būti stiprus regioninis universitetas. Tai ta prasme turėtų Klaipėdos universitete būti vystoma daugiašakė mokslinė veikla, menai ir humanitariniai mokslai. Tačiau reikia atiduoti prioritetą jūros mokslams, todėl kad tai yra unikali veikla, kurios kiti Lietuvos universitetai nevysto. Tai būtų nusikaltimas tiesiog neduoti prioritetą šitai krypčiai. Tai reikia vystyti jūros mokslus. Ir su jūros mokslais, aišku, susiję ir kiti visai mokslai, kaip bus fizikiniai mokslai, pavyzdžiui, chemijos, analizės mokslai, okeanografija vadinam, jūriniai mokslai, tai ką sakom. Tai visas kompleksas tų veiklų, kurias sėkmingai universitetas bando vystyti per jūros slėnį. Universitetui šiaip jau pats žodis universitetas sako, kad jis turi būti universalus. Tai negali būti vienas pjūvis, vienas segmentas, sakykime, techninė kažkokia tai srity. Gali būti prioritetas, bet ne pagrindinė veikla. Universitetui reikėtų turėti daug. Jau pats žodis sako, daug visko. Todėl aš sakau, tai čia turėtų išlikti ir menai. Čia turėtų išlikti ir socialiniai mokslai, nes be socialinių, be humanitarinių mokslų šiuolaikinis universitetas neįmanomas. Aš pats esu šalininkas fizinių mokslų, pats esu pagal išsilavinimą tarp fizikos ir chemijos, mano sritis yra fizikinė chemija arba medžiagų mokslas. Tačiau aiškiai matau, kad šitoje vietoje, jeigu universitetui reikalinga, aišku, vystyti ir giminingas humanitarinės sritis. Tai dabar, jeigu žiūrėt apie veiklų tokį kokybė, jeigu sakyta. Aišku, mano vizija yra matymas tarptautinių projektų, tarptautiškumo plėtimas. Kadangi jeigu šiuolaikinis universitetas neina į tarptautinius vandenis, jis susisklendęs lokaliai savo, taip sakant, savo tokiuose individualiuose rėmuose, tai čia ne universitetas. Universitetui reikalingi tarptautiniai projektai, universitetui reikalinga eiti į Horizon 2020 programas, tokio tipo, ir stengtis ten dalyvauti. Per tai mes rasim partnerius. Per partnerius mes išeisim į kitą mokslo kokybę. Ir dėmesys mano vizijoje, aišku, moksliniam publikavimuose. Tai yra šiek tiek silpnesnė sritis šito universiteto. Mokslinis publikavimas, kaip sakant, mus parodo matomus tarptautinėje erdvėje. Ir kaip žino, tie garsieji reitingai visi universitetų, tai ten kartais nuo 200 tarptautinių publikacijų tik prasideda. Jeigu dar universitetas neturi tiek, tai jie net neįtraukia į reitingus, šitą reitingavimą. Tai mano noras ir pageidavimas ir vizija būtų, kad kuo daugiau tarptautinių publikacijų mokslo srityje, būtent orientuotis ne į lokalinius žurnalus, ne į Lietuvos, o į tarptautinius žurnalus. Tai nėra lengva. Šiandien universitetai konkuruoja. Mes esam kaip verslo kompanijos savo laiku, sakykime, tai yra globalizacija, tai yra konkurencija tarp mūsų, didėja tarp universitetų. Tai pasiekime šitie tarptautiniai rodikliai labai nelengvai, bet turi būti ir kritinė masė, turi būti dydis universitetų. Mes negalim lyginti su šitais geraisiais universitetais, todėl kad mes mažesni skaitome. Mažas tai nereiškia prastas. Ypač jeigu mažas jis regioninė funkcija, jeigu turi, tai Klaipėdos kraštų, visam šitam Lietuvos vakarų regionu, mano supratimu, tai yra kultūros židinys, tai yra centras, tai yra mokslo centras ir jis turi išlikti. Ir tai čia tas mūsų privalumas regioninio universiteto, ką mes sakytume. Valdžia turi kitokį nuomonę, valdžia kartais galvoja, kad reikia išgryninti žanrą, padaryti, reiškia, vieno žanro. Gal ir taip, bet tada reikia vadintis kažkaip kitaip. Aš, pavyzdžiui, jeigu sakyčiau, išgryninsim mes kokį vieną ten technologijos mokslus, tai mes jau būsim ne universitetas, o būsim koks tai institutas arba dar kaip universitetą reikėtų matyti plačiai. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas.
Šiandien savo studijoje turime svečių. Visai šalia manęs sėdi Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas. Ir minėjote, kad universitetas turėtų būti universalus. Tai jūsų nuomonė, ar įmanoma tą mokslo ir studijų kokybę apriepiant absoliučiai visas sritis? Apriepti viską, viską tai tiesiog neįmanoma. Tai yra šiais laikais mokslas nepaprastai platus, jis nepaprastai universalus. Priešingai šiandien mokslas nebesivysto tą kryptim, kad vieną kažkokią tai sritimį reiškia. Yra interdisciplininiai sąlyčio taškai, interdisciplininiai mokslai, paimkime medžiagų mokslą. Medžiagų mokslas, kuris šiandien vienas iš prioritetinių tokių sričių. Tai čia ir chemija, ir fizika, ir mikrobiologija, ir medžiagų, ir nanomokslai. Visa sintezė į vieną vietą vados rimtą gerą tarptautinį projektą. Taip kad, ta prasme, tai bus plati skalė apimanti. Bet apriepti universitetų viską, nėra nei tikslo, nei prasmės. Tačiau jau, reiškia, tas pjūvis, kaip sakiau, jeigu mes turim Klaipėdos regione stiprų išvystytą verslo potencialą, o čia universitetas jau turėtų sureaguoti į tą situaciją. Kadangi jeigu verslas išvystytas, jeigu ten yra poreikis, jeigu yra sąlyčio taškai, tai čia neišnaudot būtų jau labai negerai. Reikia išnaudoti ir reikia stengtis gauti pajamas iš šito. Galų gale universitetas, tai niekas nesako, kad uždirbti tai yra prerogatyva tik verslo kompanija. Universitetas irgi yra tam tikrą prasme, tam tikrų segmentų irgi verslo filosofija jam tinka. Tik neabsoliutinam, nes edukacija, aplamai reiškia studijos, čia labai sąlyginai verslo tą filosofiją galim taikyti. Aš nemanau, kad taip jau išgryninam, kad jau studentas tai yra paslaugų gavėjas, o profesorius yra paslaugų teikėjas. Ne visai. Čia daugiau mokinio filosofija, tai iš rytų ateinanti filosofija, kur vis tik mokinys mokytojui paklūsta daug, kur neklausia kodėl. Ne tai, kad jis atneša pinigus. Ir dirbate Kembridžo universitete, tai ko Lietuvos universitetai galėtų pasimokyti iš Kembridžo? Ten yra operacinis biudžetas, aš jums pasakysiu, apytikrai per metus. Operacinis biudžetas ir virš 1 milijardo svarų, tai yra virš 4 milijardų litų. Dabar pažiūrėkim, kiek yra Lietuvos biudžetas, pažiūrėkim, kiek visam mokslui skiriama, kiek krašto apsaugai 2 procentai siekiam nuo BVP ir palyginkim šitą Kembridžo biudžetą. Tai bus palyginami dalykai. Tai pirmiausia, tai yra, kaip jau ir sakiau, tai yra didelis universitetas. Ir Kembridžas, ir Oksfordas, ir Imperial College Londone, jie yra dideli. Antras dalykas, jie turi labai gilias senas tradicijas, pas jos yra virš 80 Nobelio laureatų, skaičiuojam. Ten dirbo tokie žmonės kaip Izaakas Niutonas, kaip Darvinas ir panašiai. Šitie gražiausi vardai. Tai tas universitetas turi, jeigu mūsų seniausias universitetas, nors mes galim kvestionuoti, reiškia, 400 metų su trupučiu, sako, mes žinom, kad ten sutrūkęs buvo. Tai buvo Stepono Batoro universitetas, po to nutrūko, po to prasidėjo kitas etapas, nesvarbu, mes suplakam į vieną ir sakom, kad jam 400 metų. Aš kada buvau studentas, mes šventėm Vilniaus universiteto 400 metų. Dabar aš turėjau laimę Kembridže švęsti 800 metų. Tai kiek jis dar Vilniaus nebuvo įkurta, o jau Kembridžo universitetas buvo. Ir tai neseniausiai, Oksfordas senesnis kažkiek tai truputėlį. Tai yra šimtmečių tradicijos, tai yra kultūra, tai yra dydis ir tai yra pinigai. Ką mes galėtume perimti iš jų, bet vėlgi, jie labai neblogai įvaldė tokį procesą pedagoginį vienas su vienu. Reiškia, kada kuo mažiau profesorius kuo mažiau konsultuoja studentų. Bet tai yra brangu, tai yra labai efektyvu, aišku. Kada vienas autoritetas perduoda vienam, dviem ten mokiniams visą šitą, ką jis žino, labai efektyvu, bet tai brangu, tai kainuoja. Tai kainuoja, viskas atsiremia čia į pinigus. Toliau, aišku, jie turi aprūpinimą gerą. Jų aprūpinimas, nesakau, kad jie švaistosi pinigais, taip tol ne. Bet, pavyzdžiui, vien alumnai 800 metų progą jiems surinko per 1 milijardą svarų. Jie naudoja jos infrastruktūros vystymui, kitiems dalykams. Tai čia buvo dotacija, dovana, reiškia, savo. Nes vardai labai garsių žmonių. Žinot, kad Kembridžo kunigaikštienė, sako tą, taip, tai kaip tik tai. Tai dabar ką mes dar pasimokėme, tai čia mokytis, tai čia labai daug reikėtų mokytis. Aš net negaliu viską taip išvardinti. Pirmiausia, reiškia, jeigu taip kalbant, aš galiu pasakyti, departamentas, naują departamentą pastatė, kol aš dirbau pačiam Kembridžo centre, Pembroke Street, reiškia, savo laiku, ir paskui pastatė naują pastatą, iškėlė Cavendish'o laboratoriją, pastatė naujas medžiagų mokslo modernus pastatas. Aš dabar pasakysiu, kokie prioritetai. Didžiausias erdvės,
Didžiausi pinigai yra mokslinėms laboratorijoms, mokslinės prietaisams, ypatingai elektroniniai mikroskopijai, ten rentgeno difrakcija, panašiai. Antroje vietoje pagal erdvės, jeigu matysim, tai mokslininkų ofisai, kurie yra dabar visiškai kitokia filosofija, jau nebėra, kad atskiri kambarėliai, visa kita, bet tokias kaip erdvės. Va, ir tik paskutiniai vietoje administracijos poreikiai. Jeigu užeitumėte į departamento direktoriaus kabinetą, jis kuklus, nedidelis. Ką aš matau, pavyzdžiui, mano buvusi darbovietė Fizinių technologijos mokslų centras Vilniuje. Buvo 4 institutai, 3 institutai sujungti Vilniuje, 1 iš Kauno, sujungti. Kai mes buvom atskiras institutas, mes turėjom tarybos kambarį. Tai buvo mokslinės tarybos kambarys, kur posėdžiaudavo 30 žmonių. Mes rengdavom posėdžius. Dabar šitam kambarį sėdi 1 žmogus, direktorius. Aš kai pasižiūriu, į tokius plotus užimamus, kažkaip man mintis ateina, kuo didesni plotai direktoriaus, tuo mažesni mokslo pasiekimai tam padalinį kažkodėl. At Kembridže aš matau visiškai priešingą filosofiją. Nėra išorinio blizgėsio, nėra išorinio kažko. Tiesa, ten ir religija turbūt kitokia, ten jie truputį kitaip žiūri iš vis į daug. Važinėti dviračių profesorių tai yra labai normalus dalykas. Tai yra labai normali gera susisiekimo priemonė. Ar pas mūsų dviračiais labai daug kas važinėja? Abejoju. Gal dėl to, kad neišvystyti dviračių takai, visą kitą. Esminiai tokie - kultūra, mokslo lygis, dydis universiteto, finansai, paprastumas, kuklumas, saiko jausmas visame kame, visame kame. Neišsiskirti, ta prasme, mokslė išsiskirti, žinoma, mokslė jie turi nepaprastus pasiekimus, bet gyvenime, kasdieniam, jeigu atvažiuos, sakykime, kolegos, mes esame ir vienas koks nors profesorius, atvažiuos su prabangia labai automobiliu. Jam jis nieko nepasakys, bet jis pasijus izoliuotas po kiek laiko, kadangi visi žiūri kitaip, visi kitaip žiūri. Gerai, ir tuomet rezimuojant mūsų pokalbį, kokį gali tikėtis Klaipėdos universiteto bendruomenė per ateinančius 4 metus? Man toks jausmas pervertina vieno žmogaus veiklą, būtent rektoriaus veiklą. Kad rektorius tai yra tik vienas iš. Tai yra senatas, tai yra būtent, kaip jūs sakėt, pati bendruomenė. Aš norėčiau pirmoje eilėje, kad pirmoje eilėje mokslininkai, jie pasijaustų šeimininkais. Jie dabar, kiek aš kalbu, nelabai patenkinti savo situaciją ir atlyginimų prasme, ir įtakos prasme. Aš labai norėčiau, kad jie pasijaustų, kad čia jų alma mater, kad čia jų darbovietė, kad jie toje darbovietėje gali oriai gyventi, pragyventi, gauti atitinkantį jų kvalifikaciją atlyginimą. Nereikėtų bėgioti per kelias darbovietės, 3-4, kad išmaitinti šeimą. Tai norėčiau pirmiausia, kad jie pasijustų šeimininkai šitam universitete. Aš kaip galėsiu, šeimininkai esam ne mes tik padėjėjai, mes tik administracija, mes tik galim, įsiklausyti jos, pabandyti padėti visą kitą. Rezultatė norėtųsi, kad jie, tie mokslininkai jaustųsi šeimininkai. Aišku, kalbant apie studentus, man labai norėtųsi, kad jų būtų daugiau ateitų. Dabar yra tendencija tokia, kad demografinės gal situacija, gal kas, bet studentų skaičius visą laiką mažėja. Va. Tai aš norėčiau daugiau studentų. Ir aišku, dar trečias dalykas, ko aš norėčiau labai išplėsti, jeigu pavyktų, tarptautiškumą. Mūsų veiklų tarptautiškumą. Mes turim pasidaryti matomi tarptautiniai erdvėjai. Geriau matomi tarptautiniai erdvėjai. Aš tikiuosi, laivas naujas, nors tiesa ten ir finansinių sunkumų, viską, bet jau čia yra tas, kuris padarytų mus šiek tiek matomus regione, kad mes galim atlikti jūrinius tyrimus, turėdami tokį laboratorinį laivą, ko kiti neturi universitetai. Čia Klaipėdos atveju. Klaipėdos atveju yra specifinis dalykas, kad mes, jeigu imsim tą konkurencinę tokią aplinką, tai yra Lietuvoje, neklystam, turbūt 3 dominantės. Taip, yra Kaunas, yra Vilnius, ar Vilnius ir Kaunas, nežinau, ten ir Klaipėda. Tai taip pat Klaipėda yra vienintelį tą turi aukštojo mokslo universitetą, kuris yra regionui labai svarbus kultūrinė prasme. Jis labai svarbus palaikyti tą klimatą, aurą kultūrinį. Ir aš manau, kad labai teisingai universiteto tarybos nariai labai teisingai supranta šitą. Jie sako, mūsų universitetas yra objektas antras po uostą. Uostas tai yra verslas, kur visą kitą. Jie teisingai supranta, kad verslas be kultūrinio pagrindo, be šito mokslinio pagrindo, jis padarys regioną tokį truputį technokratišką, nebus to grožio, to vystymosi. Tai vat, Klaipėdos universitetui tai yra labai svarbu, kad jis išliktų to regiono flagmanų, to kultūrinių mokslinių flagmanų, nes aplinkui pasidairykime. Aplinkui toliau į Žemaitiją, čia, tai tas visas regionas ir apima Klaipėdos universitetui. Ir aš girdėjau, tarp kitko, iš kitų žmonių visiškai atsitiktinių Vilniuje.
Man pasakė, reiškia, taip, sako, savo regiono žmonės labai patenkinti, kad yra universitetas, kad jie gali važiuoti, studijuoti, dabar sudėlioti viską, kaip mums pasiseks artimiausiais metais. Tai čia priklausys tikrai ne tik nuo vieno manęs. Aš esu vienas iš. Mes sudarysim tam tikrą grupę žmonių, komandą, mes pakeisim gal žmonės kai kuriuos. Aš matau entuziastų, matau tos entuziastus, kurie čia jūros slėnį šitą stūmė ir darė, čia labai gerai, reiškia, labai gerai iniciatyva ir aš manau, kad jie turi tą entuziazmą toliau rodyti. Tai bent jau tą prasme, kad jau materialinė prasme, tą jūros slėnį, tai mums reikia pabaigti. Pabaigti ir po poros metų jau jį turėti naujas laboratorijas, turėti bendrabutį studentam reikėtų turėti naują. Ir aš nežinau, ką daryti su senaisiais pastatais, tai čia dabar irgi visokių galimybių, mes galbūt bandysim parduoti tų senų nereikalingų pastatų tam, kad investuoti čia į tą, tai norim pakeisti infrastruktūrą, pakeisti gerbuvį žmonių. Tai visko daug norimo, kas pavyks, pamatys. Tai labai ačiū Jums už pokalbį, linkiu sėkmės būsimuose darbuose ir žinoma didžiulio klestėjimo Klaipėdos universitetui. Ačiū. Tai buvo viskas, ką mes jums buvome paruošę per šią savaitę. Primenu, jog laidos kartojimus galite išvysti vos už vienos dienos, pirmadienį 9:25 per TV6, o pačią laidą jau dabar interneto platybėse rasite mūsų YouTube kanale ir adresu www.tv3play.lt. Gražaus savaitgalio ir iki pasimatymo lygiai po savaitės, tuo pačiu laiku, toje pačioje vietoje.